žiauriai sunku, aš negaliu net papasakot, kas aš esu, žiauriai blogai. Tai mes kartu iš vis nebūna, mes nieko nedarom. Ir tada sako, taigi mes visą savaitę kartu buvom. Vieną dieną buvom kartu. Ir tada sakau, bet čia nesiskaito. Skaudi tema, skaudi. Grįžimo į YouTube. Reikia pamilti tave tokią, kokia esi. Ir aš tau atrodo, kaip aš į mokyklą įdavau apsirengus. Ir traukiu ir taip, kas čia, ne? Ir jinai mato, irgi mane, ir aš tokia. Vieną mėnesį, 13 dieną vis dar įkelsiu video. Ok. Čia nais yra kažkoks interrogation. Mano makiažo rubrikoje jūsų laukia dovana. Tai nepabėkite. Tai sveiki atvykę į mano trečią podcastą. Pas mane svečiuose Deimantė Pajėdaitė. Ačiū, kad atėjai. Tai papasakok truputėlį man, kokį mėgsti make-upą ir kaip šiandien pasidažom. Pradėjau tai mėgti natūralesnį, anksčiau tai būdavo viskas tiesiog Full glam. Full glam. Į mokyklą darydavausi full glamus. Tragedija. Kodėl? Norėčiau sakyti, kodėl man niekas nesakė, bet sakė. O dabar tai kuo greičiau, kuo natūraliau. Arba jeigu varau kokį eventą, ar ten kažkur į miestą, tai tada man žiauriai patinka tas lėtas ruošimasis, kur nueini į dušą, ramiai dažaisi. Ir, tipo, pasidažai daug, bet vis tiek, tipo, normaliai. Ir tas tada toks visa kultūra faina. Ruošies 4 valandas. Su dainų interpais į karaoke. Nu, arba YouTube kokį pasijungia. Arba serialą, taip žiūri, pasidažai. Piškai, tada žiūri tą serialą. Yeah. Pala kiek valandų ir ten nerodo laiko. Tai turiu biškai stebėti save irgi. Aha, tai žodžiu, darėm tokį lengvą dieninį make-upą, ne? Jo. Ok. Tai truputėlį papasakok man, kas yra Deimantė. Kaip save apibūdintum taip trumpai, kas yra Deimantė? Tai aš esu realiai turinio kūrėja. Labai man įdomu yra marketingas, kas vyksta pasaulyje. Šiaip, ne tik marketingas pasaulyje. Tokia aš jaučiuosi, kad esu... Kaip lietuviškai curious? Kaip lietuviškai curious? Žingeidus? Ne. Nu, kad man taip viskas įdomu. Tai žingeidus? Žingeidus? Jo. Aš esu žingeidė. Nežinau, koks kitoks žodis lietuviškas yra iš tikrųjų. Ok. Žiauriai sunku, aš negaliu net papasakot, kas aš esu, žiauriai blogai. Reiks susimąstyti. Ok, tai pasakyk. Kelionių mylėtoja aš esu. Wow. Galėčiau keliauti kiekvieną mielą dieną. Tai galėčiau, nežinau, aš žiauriai šiaip norėčiau metus tiesiog skraidyti ir non-stop kažkur vis keliauti, bet tam, pinigų reikia. Aha. Tai man kelionės yra gyvenimo tikslas ir žiauriai, ta prasme. Dabar aš gyvenu, pavyzdžiui, nuo kelionės iki kelionės. Ir man nuotaika pakyla, kai aš nusipirku kelionę, tada ta kelionė ateina, tada būna žiauriai pats geriausias momentas mano gyvenime. Ir tada baigės kelionė ir tada mano nuotaika mažėja ir tada galvoju, tai negalima, reikia keliauti. Tai, žodžiu, gal tam Instagram'e vis tiek matosi, kad keliauju, bet... Gal ne taip matosi, kaip aš myliu tą keliavimą. Tai žiauriai. Pats geriausias dalykas, ką žmogus gali daryti, tai keliauti, man atrodo. Ok, sakai, esi turinio kūrėja. Tai papasakok truputėlį, kaip atsirenki, ką reklamuot, pavyzdžiui. Ar yra kažkoks tai filtras, ar ten, pavyzdžiui... Kas daugiau vertybės. Kas daugiau sumagės. Ką. Tipo vertybės, arba ar tu, pavyzdžiui, sutiktum absoliučiai bet ką reklamuot ir panašiai? Ne, bet aš esu visiškai prieš reklamavimą visokių lažybų. Gal net galima, ar galima? Galima dar, bet man atrodo žiauriai... Man asmeniškai net nepatinka, kai kiti žmonės reklamuoja, tai aš niekada gyvenime nereklamuosiu kažkokių lažybų. Labai daug šiai brandų rašo, kurie yra tokie maži ir man biškai neaišku, ar jie ten patikrinti, ar saugus, tai tada iškart tokių atsisakau. Man norisi jau geriau dirbti su didesniu brandu, ne tik dėl to, kad jisai ten turi kažkokį biudžetą, bet dėl to, kad man saugiau yra pareklamuoti ir jeigu kažkas
nusipirks tai tą kažkokį dalyką, tai nu, nieko neatsitiks tam žmogui. Arba, pavyzdžiui, kažkada... Arba, pavyzdžiui, paslaugą, jeigu reklamuoju, tai aš pirmą noriu išbandyti tą paslaugą ir tik tada pasakyti savo tą nuomonę. Ar nori verdiktą apskritai, ar reklamuosi, ne? Jo, bet labai dažnai taip neatsitinka. Nes jie nori čia ir dabar ir turi reklamuoti. Ir tada taip biški, iki galo man nepatinka, bet tada pabandai ir viskas yra okei su tuo. Bet biški rizikuoji. O kaip atrodytų svajonių reklama? Su kuo žiauriai norėtum ten bendradarbiauti, sakykim? Su tais dideliais fashion brandais. Fashion? Jo, įsivaizduok su kokia Prada, su Chanel, kokia, crazy būtų. Žiauriai norėčiau. Kažko dar. Kažkada labai norėjau su McDonald'u dirbti. Su McDonald'u? Ir dirbau. Ir, ta prasme, toksai didelis brandas. Ir prisimanifestavai? Gerai, manifestuoju Chanel. Chanel ir Prada. Jo. Gal išgirsta manifestaciją? Louis Vuittonai. Nes šiaip tai su Vaiselu jau visai nemažai, kiek žinau, yra, man atrodo, influencerių, kurie dirba. Tai gal po truputį ateis tie didesni brandai ir... Jo, bet YSL tai labiau su make-upu. Jo. Aš norėčiau... Jo. Ok. O tada papasako, kadangi labai nemažai keli kontento, tiek ten ir YouTube kanalo turėjai, ir Instagramą, ar nebaisu yra dalintis tiek daug savo gyvenimo su auditorija, rodyti absoliučiai, ten didelę dalį gyvenimo, sakykim. Nežinau, ar čia baisu ar nebaisu, tiesiog. Man atrodo, kad tai yra lengva. Lengva? Jo, man čia nėra kažkoks sunkus darbas įkelt. Šiaip šias turinio kūrimas nėra sunkus dalykas. Tiesiog, jeigu tu darai, tai ir gaunas. Arba, aš nežinau, kas labai daug daro ir nesigauna. Vis tiek, žmogus, jeigu metus kelia, tai ir pastoviai, tai man atrodo, kad visiems viskas yra, kad kažkas paina vis tiek. Nes, pavyzdžiui, aš tai atrodo kovoju visą savo gyvenimą su savim, ar aš noriu to private, ar aš noriu eiti ir kelti ir daryti ir ten random dalykus kiekvienos dienos, kažkokią rutiną, ten dalintis su žmonėm. Ir pas mane yra visą laiką ta kova tokia tarp buvimo privačių asmenių ir noro būti kažkuo, žinai, kad rodyti, ten pasakoti ir panašiai. Tai nežinau, man atrodo kartais baisu. O tu turėjai tą private gyvenimą seniau? Jo. Tai aš tokio neturėjau, atrodo. Aš gal nuo 14 metų pradėjau viską rodyti, kelti, aš nepamenu, ką reiškia nekelt. Tai tavo jau įprasta yra. Man atrodo, čia tiesiog kaip mes kvėpuojam, tai aš cariuką įkeliu. Man atrodo keista. Okay. Tiesiog čia yra gyvenimo būdas mano kelt. Čia nebaisu visiškai, tiesiog man yra normalu. Ir man net būna keista, kai žmonės sako, aš tai negalėčiau būti, ko būti. Čia nieko nereikia būti, čia tiesiog reikia nufotkinti ir įdėti. Bet jo, aš suprantu, kad kažkas nori būti private, kažkas tenais daugiau rodo savo gyvenimo. Aš į duos labai jau asmeniškumus tai nelendu. Aš ten nepasakoju, kad ten susipikau, ar kas ten yra, ar kad kažkas blogai. Būna blogai, bet aš tada ir telefono nenoriu rankose laikyti. Aš tiesiog noriu užsidaryti kambarį ir gulėti. Ir nenoriu tokių, kur nėra iš vis social battery ir nėra energijos apskritai kelt nieko. Būna, tai tada ir užsidarai biškį nekeli ir tada supranti, kas man yra. Dėl ko, ne? Ko aš čia susiparinau. Ir tada tiesiog. Iš naujo varai, ne? Jo. O pavyzdžiui, nesunku gyventi su žmogum, kuris irgi daro turinio kėlimą, tiesiog turinį.
Vat nesusidurėt su kokiais nors sunkumais, ką žinau, susiginčijat, nesutinka nuomonės, ten, ką žinau. Nu, gal tas vienas toks sunkumas, tai yra, kad mes dirbam iš namų ir dažnai labai, nu, tipo, ta trintis jaučiasi, kad, nu, kad jisai namie, aš namie ir, nu, tipo, visą dieną namie, nu, tipo, kaip darbo dieną ir tu sėdi namie ir kartu jūs esat. Ir, nu, pavyzdžiui, kartais jisai išvaro ten į studiją padirbti, bet labai dažnai tiesiog, nu, iš namų žymiai patogiau dirbti, nes atsidarai kompą ir dirbi, o kad į studiją reikia pasimti visus daiktus, važiuoti, nu, tipo, tai va tas va yra, kad, nu, tokia trintis namie, bet kas dar? Tokia, nežinau, čia, nu, biški problema, bet nėra jau labai tokia didelė, kad kai mes kartu kuriam dalykus ar tenais, nu, realiai, kai mes kartu dirbam, tai kartais susiskaitom šitą laiką, kai buvimų kartu. Nu, tipo, bet čia nėra tas quality time. Nes čia kaip ir darbas. Čia mes dirbam. Jo. O ir tada taip nėra ta quality time, bet tu ir pavargęs nuo jo. Ir net nenori to quality time dabar, nori tiesiog geriau vienas pabūti. Aha. Ir tada gaunasi tokia, nu, kova, žinai, tipo, tai ar aš noriu būti, ar nenoriu būti, ar mes kažką nuveiksim. Ir tada būna savaitę tiesiog dirbam ir tada, o tai mes kartu, ir aš, žinai, sakau, tai mes kartu iš vis nebūna, mes nieko nedarom. Ir tada sako, taigi mes visą savaitę kartu buvom. Vieną dieną buvom kartu. Jo. Ir tada sakau, bet čia nesiskaito. Nes čia darbas buvo, ne šiaip kažkas. Jo, nu tai va toks va būna. Aha. O nebūna, kad, tarkim, ten nesutinka nuomonė apie reklamą, pavyzdžiui, ir ten, kad čia nesąmonė kažkokia, žinai, tipo darai. Ne, labai geras žmogus. Na, būna, kad mes vienas kitam patariam ir ten sakom, man šitas nepatinka, šitą kitaip pamontuočiau, šitą kitaip įdėčiau, ten, mes vienas kitam padedam. Nu, žiauriai patogu, nes tau nereikia vat filmerio jokio, nes jisai viską man va taip galėtų padaryti ir man nereikia nei mokėti nieko. Jo. Ir aš galiu turėti va tokį setupą, žinai. Arba ten, jį reikia nufilmuoti, nu tai aš pafilmuoju. Tai viskas taip yra. Bet koks buvo klausimas? Apskritai, vat, ar nesunku gyventi su kitu turinio kūrėju? Jo, bet dar kažką norėjau pasakyti. Tiek dabar minčių. Pirmą neužsikrovė, galva dabar pasimečiau. Būna dar taip, kad pavyzdžiui, aš jam parodau savo video ir sakau, nu, žiūrėk, čia tokį padariau, davai kelsiu. Ir jis sako, tu čia nori Instagramą, man čia labiau tiktokinis, tipo, nu, tokį, sako, aš sakau, ką? Aš, tipo, reikia turinį visur naudoti. Ir aš, tipo, įkėliau tiktoką ir ten buvo 18 peržiūrų per visą laiką. 18 peržiūrų. Tiesiog viskas, 18 peržiūrų nustojo, o Instagram'e ten 200 000 peržiūrų. Ir sakau, jo, tiktokinis. Ir tada, arba dar yra buvo irgi kažkoks video, kad sako, nu šitas lievas, sakau, nu ne lievas, nu žiauriai geras, tikrai, nu kai savim taip tiki ir, sakau, nu ką tu sakai? Sako, vos ne, nu gerai, nu įkelk. Sakau, gerai, aš tau įrodysiu. Ir sako, gerai, ir įrodysiu. Ir įkeliu ir ten, tipo, virš 100 000 peržiūrų, tai jau yra gerai. Ir sakau, va, matai? Nu, visai neblogai. Įrodžiau. Ir tada jisai, gerai, įrodai. Nu, bet jisai, tipo, tai palaiko, nu, pavyzdžiui, kad gerai įrodai, nu, tipo, šaunuolė. Kad, nu, nepasiduodu tai nuomonė, irgi yra gerai turėti savo nuomonę. Jo, kad neužblokuoja tavęs, žinai, daryti taip, kaip tu galvoji ir kokia yra tavo nuomonė. Nu, tipo, galbūt kažkas, kas jam atrodo neaktualu, kažkam kitam yra aktualu, žinai. Tai čia, manau, visai normalu. Tai nu, dar jisai šiaip gražiai pasako, nu, kad va čia tas nelabai gerai, aš gal tokia esu, kur piktoji ragana. Ne piktoji ragana, bet kur galiu tai biškai negražiai pasakyti. Bet jisai, dėl to, kad jisai nepiktas, tai jisai taip nesureikšmina, kad aš piktai pasakiau. Ir tada taip, nu, nežinau, kažkaip išsibalansuojam. Išsibalansuoja, žodžius, susišnekat. Jo. Okay. Šiaip labai nice, smagu girdėti, kad yra tokių healthy relationshipų, žinai, kur gali va taip būti, kurti laisvę tokia, žinai, ir palaikymas. Ir vat nėra kažkokių tai ten. Nu, nekonkuruojame. Jo. Ok, šiaip stebėjau jūsų kelionę į Japoniją.
tai labai norėjau paklausti tokio klausimo iš Japonijos. Dar vis eina tie video. Jo, eina tie video, dar žinau, bet gal užbėgsiu įvykiam už akių ir paklausiu apie highlightą kelionės kažkokį main momentą. Tokio vieno pačio didžiausio, tai šiaip buvo tas pats pirmas, kai tik nusileidom lėktuvu, jau viskas japoniškai parašyta ir taip galvo, o Dieve, kur mes esame, aš nieko nesuprantam, kas parašyta. Ir tada mes skridom naktį, visą naktį mėgojom, lėktuve ir atskridom ir buvo vėl naktis. Ir taip galėjom tiesiog mėgoti ir tada sakė, o Dieve, neįdame, kad varom patirinėti ten tą rajonėlį mūsų ir mes išeinam ir ant gatvių japoniškai viskas parašyta, visi ženklai japoniškai. Ir tada tas buvo highlightas, kad tiesiog išeini ir viskas kitaip. Ir tada mes tiesiog nusipirkom 7-Eleven maisto, nes jau nieks restoranai nebedirbo ir tiesiog atsėdom ant gatvės, ant laiptų ir valgėm. Ir čia toks žiauriai paprastas, bet galvojau, wow, čia buvo toks, buvo we made it momentas, žinai, kur tipo... Wow, mes Japonijoje. Nes čia toks, svajonių šalis yra. Sakau, wow, pagaliau. Tai toks buvo, kur... žiauriai gera tokia emocija buvo. Ir dar maistas. Viskas skanu. Kur mes ėjom, viskas skaniai. Viskas pigiai ir skaniai. Ir tiesiog mes non-stop valgėm. Nes mano tėvai dabar buvo Vietname. Tai visiškai atvirkštinis experiences dėl maisto. Dabar mes sakė, nieko skaniai nevalgė beveik. Labai nedaug skaniai valgė. Kas buvo taip, nes, aišku, skiriasi, bet tai faina, kad kaip tik skaniai pravalgėt. Mes šiandien Lietuvoje, jeigu 3 kartus pavalgom, tai šventė. Dažniausiai 2 kartus. Aha. Mes Japonijai valgėm gal kokius 4 kartus, jeigu ne 5 į dieną. Aha. Kiekvieną dieną eidavom į 7-Eleven išbandyti naujų ledų. Pusryčius ten net nevalgydavom. Ne. Jo, pusryčių nevalgydavom, pusryčiams sušius valgydavom. Tiesiog. Nes viską norėjus paragauti. Bet šiaip palyginus mažai ramenų valgėm. Aha. Nes buvo tiesiog žiauriai karštram laipsnio. Ir tai nesinorėjo. Nors, tas ramenas, tai čia, jų toks man vienas iš pagrindinių tokių, ką ten reikia valgyti, bet taip nesinorėjo, nes taip karšta buvo. Tai valgėm tiesiog žiauriai daug snacksų. Belenkiek snacksų. Mes sėdėjom su Andrium 2 valandas restorane ir tiesiog užsisakom kelis snacksus ir pavalgom, gerai, naujus snacks. Ir 2 valandas non-stop užsisakinėjom snacksus. Nebuvo, kad priaugai daug svorio. Ne, gal kokius 3 kilogramus. Tai tada normaliai. Bet mes labai daug vaikšdavom, mes kiekvieną dieną apie 20-30 tūkstančių žingsnių nueidavom. Tai tada išsivaikščiodavo. Jo. O šiaip Japonijai šiaip daug labai skincare ir ten make-up ir taip toliau, neprisipirkai kokiu nors tai perliukų, kurių mes čia neturim arba nežinom kažko tokio. Jo, pirkom visą lagaminą. Visą lagaminą parsivežė. Oh my god. Pirkom lagaminą papildomai ir vežėmės namo. Kokį nors tai, gali papasakoti apie kokį nors tai produktą fainą? Nežinau. Čia gal labiau Andrius atrado. Aš nupirkau, galvau, savo naudosiu, bet Andriui žiauriai patiko. Pirmą kartą gyvenime matau, kad jam patiktų skincare'as ir naudotų. Ir galvau, oho, gal čia reikia atvežti Lietuvą, jeigu čia jau toks geras. Toks fainas, ne? Tenais tiesiog toks mistas ant veido. Ir jis toks kaip penelis, labai švelnus. Ir padrikina veidą. Ir čia kai nemėgsta barnai. Ir jis nemėgsta tepliot savęs. Ir jam taip patiko šitas dalykas ir aš galvoju, ir jam baigėsi. Ir žiauriai liūdėjo. Žmogus liūdėjo, kad baigėsi skincare'as. Who are you? Ką, važiuosime į Japoniją vėl? Ir aš bandžiau Lietuvoje visur ieškoti tokio ir niekur nebuvo. Okay. Gali iš Japonijos atsisiųsti, bet tada kainuoja jau tas purškiklis nebe 5 eurai, o PAM. Aha. Tai va tas, purškiklis, aš nepamenu pavadinimą, galėsiu nuotrauką atsiųsti. Okay. Galėsiu įdėti video. Į video, kad visi žinotų, ką nusipirkti, jeigu skrisi į Japoniją. Ir palaka dar. Ir bandžiau aš jam pirkti kitus tos mistus iš kitų įmonių ir korėjietiškus visokius bandžiau. Kokius 5 pirkom ir nieks, nes sakau, čia ne. Man sako, man vis tiek traukia veidą. Ir sakau, kaip tas net, su tuo netraukia? Ne, tas tobulas. Tas tobulas buvo. Jau čia toks gal net ir, žinai, kur
Jau žinau, kad tik tai tas buvo. Jo. Tas momentas, žinai. Tai sakau, tai gerai, skrisime į Japoniją. Gerai, tai turiu tau tokį vieną klausimą nuo mūsų rėmėjų Miss Joda. Ir jie tavęs klausė, ar naudojai SPF. Taip, naudoju. Tai va ir dabar atėjau su SPF nuvaliai. Taip. Ir ar naudoji SPF kiekvieną dieną, ar tik tada, vat, kai ateina tas sezonas, kur šviečia saulė, geras oras, kad tipo daugiau saulės spindulių? Nu, aš jeigu žinau, kad tą dieną lis, tai nesitepu. Nu, tipo, nes tada nėra jokio, jokios saulės nėra, nėra ryto nieko. Tai tada nesitepu, kad biškai pailsėtų ir pakvepuotų tą odą, jeigu čia taip veikia, aš nežinau. Bet šiaip žiemą, jeigu matau saulę, viskas SPF-ą, tapu, čia man būtina. Okay. Ir man net šiaip gražiau make-upą susitepa, kai SPF-ą. Jo, nes tai toks kaip primeris prilimpa prie odos, atrodo, pudra. Ok, ir gera žinia ta, kad mes tau turim dovanų nuo mūsų rėmėjų. Tai Misija Oda tau turi dovanėlę, kurioje yra SPF-as ir SPF-as yra su spalva, kas labai faina, kad kai užsitepi gali tiesiog nebesidėti pudros, tai tiesiog toks labai fresh, glowy variantas gaunasi kiekvienai dienai. Aš pati dabar pradėjau irgi naudoti šitą būtent. Tai čia 50? Jo, čia 50 SPF. Tai, tai galėsi pabandyti, tikrai labai fainas ir pristaiko prie odos atspalvę, tai nėra to balto tokio, žinai, kaukės efekto. Tai labai nice. Ir prausiklis su toksai kaip putos, irgi labai smagus. Aš naudoju kiekvienai dienai. Tai labai gerai šiaip nuvalo make-upą, toks atrodo net kai dediesi toks biški kaip ir riebumo yra, tai taip ir padrėkina atrodo. Tai va, tai tau dovanėlė. Ačiū. Ačiū mūsų rėmėjams. Galiu išpakuoti? Jo, gali išpakuoti. Tai kitas mano klausimas būtų toks. Aš žinau, kad planuoji grįžti į YouTube ir jau mačiau vieną video, kurį buvo įdėjus kaip skaudi tema, skaudi. Grįžimo į YouTube. Ok, tai vat labai įdomu paklausyti bus, ką turi papasakot, nes norėjau paklausti, kokios, aš biškai klausiau podcastą su Goda ir tu sakai, kad tu labai bijai ten kelt, vat man labai įdomu, kaip taip gali nutikti, kokia čia baimė yra, kad žmogus, kuris tiek laiko kėlė ir paskui kažkokios atsirado baimės, kaip čia, kodėl? Nu va, Instagramą kaip nebaisu kelto į YouTube, tai va kažkaip, nežinau, kas yra man. Ir dar pasakau, kelsi video ir galvoju, viskas gerai, dabar keliu 13 dieną ir dabar kiekvieną mėnesį 13 dieną vis dar kelsiu video. Ok. Kiek jau? 3 mėnesiai praėjo. Aš šiaip, kai keliau tą per gimtadienį video, aš žinojau idėją iš karto, koks bus kitas video. Jį nufilmavau ir dabar montuoju, 3 mėnesiai. Nu, ta prasme, tragedija yra. Nu, aš nežinau, kas yra. Atrodo, kad YouTube'as yra paskutiniai vietoj. Nu, keliu į TikToką, į Instagramus, ten kažkur viską galiu daryti, tik nemontuoju. Nu, aš nežinau. Aš nufilmavus tą video visą, sukarpius 20 minučių video, galvoju, nesąmonė, nekelsiu aš 20 minučių video, reikės patrumpinti. Nu, tai dabar tau reikia prisėst ir vėl tas 20 minučių klausyti, kaip aš belevizgoju tenais. Ir galvoju, gerai, Deimantė, prisiruošk. Nu, tai kas tau pats formatas, kad tai yra ilgas video, tiesiog nepatinka, kad jau pripratai prie reelsų, kur ten, žinai, istorijų tokių trumpų, kur ten greit kažką ir... Nu, va, kur sakau, kad ten Instagramas čia žiūri lengvas darbas, tai man va, tas YouTube'as, tai, nu, šiaip, pats nereikia labai daug proto tenais montavime tam pačiam, tiesiog reikia pasižiūrėti, ką tu nori padaryti. Bet kas yra, aš nežinau, atrodo, kad kažkoks blokas, kažkoks smegenyse. Ir, tas video paprastas, nieko ten, aš nenaudoju kažkokių after efektų, kad man ten reikia kažką labai jau sukurt. Man tiesiog reikia atsisėsti ir sukarpyti. Ir priartinti, kai juokinga ar muzikėlę patylint, viskas. Kodėl aš negaliu, aš nežinau.
Okay. Ir aš gaunu labai šiaip daug konflikto su Andrium, kad aš į YouTube tą nekeliu. O ne? Jo, ir Andrius sako, bet tu tikrai nori tą YouTube kelti, nes, tipo, jeigu tu nori YouTube kelti, tu turi mylėti tą YouTube. Nu, tipo, tu turi dievinti. Jo. Tu turi būti taip užsimotyvavęs, nu, tiesiog negalima taip, kaip aš darau. Okay. Tu turi, jeigu jau ir sako, ir net per gimtadienį, kai tą video įkėliau, ir sako, man tai nepatinka šitą video, tipo, sugrįžimo, nes žmonės padaro tą sugrįžimo video ir nesugrįžta. Ir aš tokia. Okay. Ar nebus jis čia tavęs kažkaip žodiškai užverbavęs? Tikrai. Kad nebekelt. Nes įdomu, nes ar tu sutiktum su tą nuomonę, kad kažkaip paauglystėje, jaunystėje mes turim daugiau tos drąsos kažkokios daryti bet ką ir neapsikrauti, kelt. Aš atsimenu, pavyzdžiui, aš kai buvau paauglė, aš tokius videkus keldavau į Facebooką, ta prasme. Yeah. Aš ten grodavau su gitara, su draugėm, mes ten karaoke dainuodavom ir keldavom, aš tokį net istoriją turiu, kur mes su draugė ant veidų su guašu prisipaišėm Bieberio dainų žodžių ir prisfotkinom ir prikėlėm tiesiog į Facebooką, nes why not? Jo, žinai? aš irgi su tuo webcamu fotkindamas ir ten, ko aš ten nesu neįkėlus. Aš kažkada, kai atėjo tas susipratimas, turėjau ištrinti gal 1300 tokių nuotraukų. Okay. Kur su, ačiū Dievui, nėra šitų nuotraukų, aš neturiu ir tik atmintyje aš jas turiu. Tai blogai buvo. Nu, tragedija. Mama koldūnus, šiek tiek su koldūnais fotkinė. Nu, jo, su viskuo. Ką pamačiau, tą su to fotkinus. Nu, tai gal iš tavo ir atėjo tas Instagramas. Kaip tu galvoji, kur dingo ta drąsa ir laisvė daryti tai? Bet ką, bet taip va. Negalvoji, jeigu dabar nuhekintum kažkokį tai viduje mechanizmą, kad galėtum vėl taip neapsikraunant kelt videkus, negalvoji, kad būtų lengviau. Nebegalėsi, kur dingo, tai nebegalėsi nurašyti, kad buvau, jauna ir kvaila. Aš galiu dabar sakyti, žodžiu, tai man 15 buvo, tai man ten tiek buvo. Tai dabar aš negaliu sakyti, tai jai 24 buvo. Tu ką, 24? Tai normaliai, mano mama jau 3 metus mane turėjo. 24. Tai buvo nesvarbu. Gal aplinkiniai žmonės irgi nėra tokie labai jau laisvi aplink mane. Ir jeigu kaip tik atrodo, kad tave supa laisvi žmonės. Man taip atrodo. Laisvi palyginus, bet ne tie, kurie pridarytų nesąmonių kažkokių ir nori kelt, žinai, į viešumą tokių dalykų. Kas dabar yra? Tiek daug turinio yra, anksčiau nebuvo tiek tų youtuberių, nebuvo tiek instagramerių ir atrodo, kad gali belenką įkelti, aš anksčiau pamenu, įkeliau ten kokią, nežinau, kad saulė šviečia, tenai gali būti, nežinau, 5000 laikų. Dabar aš įkelčiau saulę, niekas nematytų tos saulės. Nes tiesiog viskas taip, užgrūsta yra. Ir tada tenka keldavai, visiems patikdavo, nes tiesiog tai buvo vienintelis dalykas, ką gali žiūrėti. O dabar labai tokia konkurencija yra. Nori, kad kuo geriau būtų. Nori kamerų, nori apšvietimo. Ir tada reikia, jau prasideda... Kad būtų viskas, ne? Ir tada nori, kad būtų kažkoks tenais labai geras turinys. Nenori kažkokią šūdą kelt. Nori, kad tenais kažkokią vertę atneštų žmogui, kuris žiūri, nes dabar jisai praleis ten 20 minučių ir pažiūrės šitą ir galvos, išvaišiau savo laiką, kad aš čia pažiūrėjau šitą. Tai aš taip nenoriu, kažkaip noriu stengtis, kad kažką... Žodžiu, prasmė, kad būtų ten. Jo, ir tada ieškai tos prasmės ir gaunas, kad 3 mėnesius nieko nemontuoju. Bet dažniausiai, bent jau man tai būna, kai aš po save pagaunu žiūrint kokį nors turinį, tai ten dažnai nebūna prasmės. Aš žiūriu, mano mėgstamiausi 2 channeliai dabar yra Fern ir Stephanie Sau daro podcastus apie... tiesiog kas vyksta pasaulyje. Ir ten, aš darausi make-upą ir pasileidžiu tą Stephanie. Tai save maitini tuo, kad reikia prasmės ieškoti po savo tam turinį, kurį darai. Aš stengiuosi, bet ar visada jinai būna, ne. Instagram'e iš vis tok dievas 2 postus rašiau su prasme. Ir dar žinai, kas būna? Koks dalykas, kad pavyzdžiui, aš šiaip Instagram'e ten labai neieškau prasmės, man ten patinka tas grožis. Man patinka, kad Instagram'e yra gražu. Estetika tiesiog.
patinka ta estetika, bet jeigu manęs kažkas nepapušina, kad reikia tos prasmės, tai aš jos ir neieškau. O labai dažnai papušina brandai, tipo reklamiškai kažką įdėt, kad būtų prasmė. Nu ir tada aš galvoju, tai aš darau prasmingą turinį tik tada, kada reklama būna, ar kas yra. Nu, ar tipo aš čia nesąmonės keliu visą laiką, jo. Ne? Ir tada taip biški, nu, toks susimastai, ar čia darai gerai, ar darai blogai. Nu, pavyzdžiui, va dabar dar net neišėjo, bet dariau reklamą ir tenais reikia įkūnyti savo natūralų grožį ir kad nesidažytų. Okay. Nu, bet tipo, kad nu, bent vieną dieną į savaitę, nu, pabandyk nesidažyti tenais, parodyk savo natūralų veidą, nes jeigu tu tai bijosi nesidažyti, tai jeigu tu tai bijosi išeiti su savo natūraliu veidu, tai kas tu nemylisi, nu, vos nesavęs. Reikia pamilti tave tokią, kokia esi ir, nu, tipo, kad ir nuo to Instagramo pailsėti, nes ten vien tik tobulybės. Jo, šiaip labai, dėl to tai labai sutinku dėl to, nes aš pati pradėjau, nu, stengtis kuo mažiau dažytis. Gal labiau privertė gyvenimas, nes tiesiog nebeturėjau laiko ir aš galvoju, jau geriau ten ryte skaniai pusryčius pavalgysiu, žinai, negu kad kur kas seniau būtų atvirkščiai, geriau pasidažysiu, negu pavalgysiu. Tiesiog gal labiau savim rūpintis pradėjau ir vat, tas, kuo toliau nesidažai, kuo ilgiau nesidažai, tuo labiau pripranti prie to veido ir taip, okei, viskas, čia normaliai viskas. Ir, nu, tai vat, aš šiaip net nekelčiau turbūt tokio kažkokio panašaus video, jeigu ne ta reklama ateitų ir sakytų, kad, nu, tipo, mūsų kampanijos yra tokia esmė, tipo, mūsų kampanijos, kad yra tokia esmė ir kad ar gali padaryti video, kad paskatinti žmonės, nu, nesidažyti ir galvoju, nu, žiauriai gera idėja. Nu, tai, o kodėl aš taip tiesiog pati negaliu? Ir tada darau tą reklamą ir tenais kalbu, ką daryti, kad kaip pamilti save be makiažo ir tada turiu įterpti tą reklamą, žinai, nes tokia yra idėja. Ir tada sakau, reikia mylėti save ir tada rodau kremuką. Nu, aš suprantu, bet man vis tiek ta idėja patinka, nes aš dabar jau noriu paviešinti, kodėl reikia mylėti save. Ir labai atsiprašau, kad ten, nu, tipo, nu, dėl reklamos aš tai padariau. Bet man labai patinka, tai aš, nu, ir noriu taip įkelt. Tai va, ir labai palakas dar irgi buvo. Ir pavyzdžiui, jeigu reklamuoju kokius įklotus arba, nu, kažkokius tokius moteriškus dalykus, kur brandas nori įkūnyti tą moteriškumą, nu, viską, kad nu, tokia meilė savo. Kad viskas yra normalu čia ir kad tiesiog... Jo, ir tada gaunasi, kad aš tik tai per brandą save pažįsti. Ne tai, kad pažįstu, o duodu kokybišką turinį. Nes jeigu neateis brandas, tai aš ir nekelsiu, tipo, kaip pamilt save be makiažo. Taip. Okay. Tai man tas kaip ir erzina manyje, nu, kad kodėl aš negaliu, nu, be reklamos padaryti to. Tokio, nu, va, kodėl aš negaliu be reklamos padaryti tokio, nu, kažkokio reikšmingo turinio. Šiaip labai gerą temą palėtėm, aš kaip tik turiu klausimą pas tave, kadangi šiaip nemažai yra nuo jaunesnės auditorijos ir man atrodo, nežinau, ar tai galima pavadinti problema, bet man atrodo, kad tas kuo dabar jaunesnės merginos įtraukia tą makiažą į savo rutiną ir, pavyzdžiui, man netgi kartais būna baugu žiūrėti, kai ten TikTok'e 7-metės daro Get Ready With Me į mokyklą ir... Man biškai juokinga. Jo, ir išgirstu ir iš klienčių savo, pavyzdžiui, kad jų dukros, pavyzdžiui, kalėdom prašo Sephoros ten rinkinių visokių, iš Sephoros kremukų, lūpdažiukų ir taip toliau. Ką tu manai apie tą bandymą, nežinau, subręst gal labai iš anksti? Aš tokia pati buvau, kaip jos. Aš labai anksti pradėjau dažytis ir, na, dažytis realiai pradėjau kokių 12, gal net 11, bet 11 dar buvo tas labai toksai, ta, žinai, kur Essence be spalvos. Tokia, kas ten, tušas, netušas, nu kažkas ten, gelis. Tai aš jau juo norėdavau, kad antakiai ten kažkaip sušukuoti. Ir blakstienas pasidažydavau su tuo, jis nieko neduoda, bet man jau tada rūpėdavo. Ir aš labai, kai buvau maža, labai dažnai viena būdavau. Mane palikdavo nuo kokių, gal 6 metų viena namie būdavau.
Ir turėdavau pati save užsiimti. Nu, nes tipo, ką aš veikiu? Tai aš mamos spintą, vis rūbus išsimatuoju, tada randu visokius kvepalus, dažus jos ir tada man 7 metai ir aš įsidažius. Jo. Ir aš pasidažyti gerai, pudrą pasidažyti. O kaip nusivalyti, kad mama po to nepamatytų, aš tai nežinojau šito dalyko. Aš nežinau, ką reiškia tie make-up removeriai. Tai aš tiesiog bandydavau su vandeniu nuvalyti. Ir nenusivalau su vandeniu. Ir tada mama grįždavo ir sakydavo, ką čia darai, dažaisi, tipo, kiek tų metų vos ne. Ir ta, tipo, biškai gal ir duodavo velnių, bet nedaug. Ir tada vėl išvalydavo, aš vėl norėdavau pasidažyti. Jo. Ir vėl, ir man tas... Atidomu, kokį nors highlightą, turiu kokį nors įvykį, grinai susijusi su to, kad mamos makiažas ar ten rūbai ir kad kažkas nutiko, kad tokio nemalonaus arba kad prisidirba arba gėda, kad buvo, nežinau, kažkas tokio. Nu, iš mamos tai ne, bet pamenu, kad aš pasidažiau ir tada draugai atėjo ir sako, varom į lauką. Ir aš sakiau, aš pasidažius, man reikia nusivalyti makiažą, nes aš negalėjau su draugais į lauką pasidažius, man ten 9 metai, aš negalėjau. Ir tada turėjau, greit nusivalytą makiažą ir tada išėjau į lauką ir pamenu, tu pasidažius? Ir tada galvoju, o Dieve, jie pamatė, kad aš pasidažius, kokia nesąmonė. Ir tada šitas. Tai aš jaučiau tą gėdos tokį jausmą. O jos nejaučia, nes tiesiog tai yra normalu, atrodo, pas mus. Bet dar, tai tipo... Bet ar negalvoji, kad čia yra... Bet aš neturėjau interneto, aš nežinau, turėjau internetą, bet aš neturėjau TikTok, aš nemačiau, ką reiškia tos Sephoros, aš nežinau tokių dalykų, aš tiesiog žinau, kad mama perka makiažą ir iš kur jis yra, aš nežinau brendo, aš nežinau, aš tiesiog žinau, kad čia yra pudra. O dabar tos mažos mergaitės, jos žino, taigi, tai jos žino dėl to, kad jom viską rodo, tai kas čia yra kaltas tada? Gal reiktų paklausti. Nu jo, bet tu negalvoji, kad tai gali, pavyzdžiui, žiauriai didelių psichologinių problemų ateityje jom sukelt, sakykime, tarkim, kad reikia visą laiką būti pasitempusiai, visą laiką pasidažiusiai gražiai, žinoti naujienas, visus ten būti popular, gražiai ir panašiai, kurti kontentą ir panašiai. Tai sveiki, žiūrėti mane. Sveiki. Aš visada noriu gražiai atrodyti, aš visada noriu būti pasitempus, noriu gražiausiai apsirengti, noriu naujų visokių dalykų, aš viską, ką tu išvardinai, psichologinės problemos, bet tai nėra psichologinė. Ne, aš nesakau, kad tai, aš nesakau, kad tai yra psichologinė problema, bet tai gali sukelt ilgai. Labai gali. Kad ten kažkoks spaudimas visą laiką būt. Labai sukelia. Tai būtent, ką aš sakau, kad sukelia spaudimą. Tai jeigu, tarkim, tą dieną kažkada ten žiauriai lievai atrodai, nepasidažiai, viskas tavo diena ruined. Jo. Tai aš ką ir pasakyti. Kai padariau tą reklamą, tai galvau, tai gerai, jinai dar neįkelta buvo, dabar yra. Ir aš tada pati bandau paklausyti savo žodžių, ką aš ten sakiau. Ir kitą dieną nesidažiau. Okay. Ir galvoju, tai aš turiu paklausyti savęs ir nesidažyti. Turiu savo draugam, ten ir naujiem, ir kažkokiem parodyti savo natūralų veidą, kad jie, nežinau, neįsigastų. Ar kažkas įsigando? Ne. Būtent. Ar kažką įžeidžiau? Ne. Čia labiau apie vidinį jausmą yra turbūt. Va. Jo. Ar kažkam įdomu, ar aš su makiažu, ar be makiažo. Ar, žinai, kas dar yra? Kokį skirtumą supratau, kad jeigu aš 4 valandas dažausi ten ir ruošiuosi, nieks nesupras, ar aš 4 valandas ruošiausi, ar aš pasidažiau per 15 minučių. Tai tu, jeigu jau, biškai blogai jauties, tai galima, ne visiškai katint makiažo, o jį mažint, kas kažkiek laiko. Tai aš stengsiuos mažint. Okay. Tą kiekį. Aš tą galiu parodyti, kaip aš atrodžiau. Geras uždavinys savo. Aš tau atrodo, kaip aš į mokyklą įdavau apsirengus. Šiaip labai įdomu. Parodysim ir mūsų žiūrėtojams. Ta prasme. Aš dabar taip gyvenime nebesidažau. Aš net kartais pažiūriu tas nuotraukas ir galvoju, kaip taip įmanoma pasidažyti. Aš taip nebesugebu pasidažyti. Neįmanoma tiesiog. Aš manau, kad mes visos turim panašių nuotraukų, netgi ir aš. Dabar nesenai buvo notificationas atėjęs kažkoks reminders Facebook'e, man atrodo. Čia dar labai pasižiūrėjau į savo make-upą, kaip aš atrodžiau, tada galvoju, o viešpatie, geriau būčiau iš vis nesidažius. Čia aš ruošiuosi mokyklą. Čia gerai atrodo. Čia gražus makiažas, bet čia į mokyklą. Čia yra 7:25 ryto.
Nu jo. Čia yra full glam. Full glam. Pan screenshotinsiu, galėsiu atsiųsti. Gerai. Bet čia dar gerai, tuoj palauk, parodysiu. Tuoj. Jums labai daug esu ištrinus nuotraukų, nes tiesiog negalėjau žiūrėti. Bet gal kaip tik įdomu pasilikti savo, nes... Nu, tai šiaip geras patarimas neištrinti nuotraukų ir pasilikti jas, nes vis tiek bus įdomu. Tiesiog senatvėj pasijuokti, žinai, kažkada. Nes aš turėjau labai daug nuotraukų ir man atrodo, mano kompas kažkada užlūžo ir tiesiog jos visos liko tenai, tai aš biškai gailiuosi. Kad neturiu tos daug paauglystės tų nuotraukų, kur, sakau, kur ten žiauriai krinžinu tiesiog. O čia jau taip, jau čia tokia UK girl vibes. Aš negaliu patikėti. Tu matai? Ja. Nori pažiūrėti? Nu jo. Kas man negerai čia nais? Ką aš čia dariau? Kodėl Man labai patiko tas baltų lūpų trendas, nes jis buvo, aš labai dar gerai atsimenu mokyklos laikais, kai draugė atėjo, man taip gražu tas baltų lūpų trendas, sako, tu kitą kartą su pudra tas lūpas, žinai, pasišviesti. Ir ką tu galvoji, aš dariau, tą ir dariau. Bet ten buvo violetinis lūpdažis, iš tikrųjų. Bet atrodo labai šviesus toks. Jo, šviesus. Ok, tada pasakyk. Atsiprašau, dar parodysiu. Gerai. 7:53. Su oranžiniu šešėliu. Į mokyklą. Kodėl ne? Bet čia jau dar paretušuota nuotrauka, bet make-upas, nu tai jisai neparetušuotas, tik tai veidas. Aš taip eidavau, aš suprantu, kodėl mokyklai tyčiadavosi iš manęs. Ar iš tavęs tyčiados mokyklai? Kad labai dažaisi? Jo, kažkada pramiegojau, pamenu. Ir tik pudrą užsidėjau ir gal blakstienas pasidažiau ir bėgau į tą mokyklą. Ir pamenu, ir visada būdavau full glam. Ir čia pirmas kartas, kai pramiegojau į mokyklą. Aš tada ateinu... Į tą pačią temą irgi atrasiu porą kadrų. Ir tada ateinu į valgyklą ir kažkoks ten 12-okas. Kur antakiai išskrido? O dieve, tai man. Bet, žinai, tas ir blogai yra. Man pasakė, kad kur tavo antakiai išskrido. Galėjo kažkaip paencouragint. Bam, žymiai geriau atrodai be šitų antakių, jo. Labą dieną. Tu atrasi ir aš ką nors gražaus, žiauriai, kad parodyti. Aš nesuprantu, kas negerai su galva. Va, turiu vieną fotkę. O dieve. Turiu va tokią fotkę. Čia aš irgi mokyklą variau. Tu atrodo, kad čia tau 35 metai. Irgi variau į mokyklą, bet žinai, kas labiausiai man patinka? Pažiūrėk mano įdėgį ir į mano veidą. Tai irgi... Kokie kūti antakiai? Dėl to, nes man buvo išpešiuoti antakiai, žiūriai, tas galas visas buvo užplontas. Ir šiaip man net auga, aš tik tai dabar išmokau juos gražiai pasidaryti. Tai pas mane, jeigu taip naturali dabar, tai, gal daugiau biškį, negu čia yra, bet jo, irgi kažkas panašaus. Aš tai labai storus darydavus. Labai storus antakis? Tai nesimatė. Įvairiai ten gal ta viena nuotrauka tai graži buvo, ten tikrai gražiai atrodo. Jo, ten mano pirma Instagramo nuotrauka, kuri surinko, man atrodo, 1000 laikų. Baltų lūpų epocha irgi. Žiūrėjau, jokingai šypsais. Atrodo, visi kaip, žinai, iš Grinčo tie žmonės, kur yra. Jo, aš kažkas man būdavo. Arba iš Hortono ten. Kažkas man būdavo, kad aš taip darydavau. Nežinau, kodėl. Nemoku. Aš nežinau, kas man būdavo, kodėl aš taip darydavau, bet aš tokias nuotraukas keldavau šiaip. Tai aš irgi? Į socials mano. Bet žiauriai storus antakius ir juodus darydavau. Tai kaip čia taip nepataikė į tą plonintą antakio? Buvo toks, kur ten galas visas nuplonintas. Gal tu vyresnė? Jo, jaučiu. Man 26. Tai tik 2 metai. Gerai. Bet gal ir dėl to nepatekau? Gali būti. Tada kitas mano klausimas būtų, ką patartum žmogui, nežinau, merginui, vaikinui, kuris norėtų irgi kelt kontentą į, nežinau, YouTube, TikToką, Instagramą, bet nedrįsta. Kaip tam žmogui, nežinau,
Kaip jį padrasinti? Nepergalvot to kontento, turbūt tiesiog padarai ir kelk. Jeigu tau nepatinka, tai vis tiek kelk. Tipo, viską kelk, ką nori, ne ką nori. Net ką nenori, viską kelk. Nu, tipo, ir kalbėk. Nu, pavyzdžiui, stories, ten būtina kalbėti, negali fatkytę įkelk ir tipo jau čia skaitosi, kad stories. Skaitosi stories tik tada, kada tu pakalbi. Aš dar nepraėjau iki to lygio. Aš dar nedaėjau iki to. Aš galiu kalbėti į kamerą, kaip filmuoja YouTube ar ten kažką, bet negaliu daryti storio kalbėdama. Tiesiog reikia kelt ir daryti. Ir ne, aš, pavyzdžiui, esu žiūrėjau daug video įkėlus, kur tiesiog įkėliau ir niekada gyvenime nežiūrėjau. Nebežiūrėjai iš naujo, ne? Ir tada po metų ištryniau. Nu, maždaug. Bet aš palikau kažkiek laiko, kad būtų. Jo. Nes tiesiog yra dabar jau nebe... Nu, tipo, kokybė taip labai svarbu, bet, nu, pavyzdžiui, ten Jasnauskaitė koks daro, nu, ten crazy. Bet jinai pirmai tai pradėjo, nu, labai paprastų ir išmoko per tiek metų. Taip. Nu, tai kuo daugiau darysi, tuo geriau. Po to darysi. Nu, tipo, nes išmoksi kažkokius skilsus montuoti ar ten filmuoti, nu, kažką išmoksi iš to. Ir tau pačiam bus įdomiau kažką daryti. Tai pirmą į kiekybę, o po to į kokybę. Ok, tai va, paklausykit. Tai minėjau, kad mačiau tavo vieną iš pirmesnių YouTube'o, nežinau, videkų, kur tu daraisi Halloweeninį make-upą, tokį crazy, ten toks visas spalvotas. Aš atsimenu, žiūriu ir galvoju, ar čia jau stop? Ne, čia dar nestop. Dar bus? Ai, ir dar dėsim. Ai, dar blizgučių uždėsim. Nu gerai, uždėjom blizgučių. Ai, dar auksinį uždėsim. Toks, žinai, kur Max ten visko crazy buvo. Jo. Ar tu negalvoji, kad, nežinau, aišku, ten būna... Pirmas mano sumontuotas video. Nice. Nes šiaip, nu, tipo, reelsus darai ten apie make-upą, darai visokias apžvalgas. Ar negalvoji, kad tai galėtų būti tai, ką tu toliau, pavyzdžiui, kurtum per YouTube platformą? Kažką su make-upu, nes šiaip, nu, nėra to make-upo kontento YouTube tiek daug šiuo metu, man atrodo. Nu, iš Lietuvos kontekstų kalbant. Nu, aš nelabai įsivaizduoju, nu gerai, aš padarysiu make-upą, kaip aš dažaus kiekvieną dieną, tada make-upą, kaip aš dažaus vakarėliui ir Halloween'į make-upą, tai 3 video. Bet tai galėtų būti apžvalgos naujų produktų kiekvieną kartą, ten kažkokių tai viral, nes dabar tie TikTok'e trendai būna viral visokie irgi, tai viską galim ir į YouTube nešti. Atrodo, kažkaip aš net nepagalvau, kad aš make-up YouTuber. Bet nes šiaip atrodo tai, kad, nu, kiek aš žiūrėjau reelsus, jo, atrodo, kad tau patinka ir tau gerai gaunas. Nu, tipo, tai va dėl to man buvo toks įdomu paliesti šitą temą, nes, kaip sakai, kad biški straglinį ten su YouTube'u kažką, tai tiesiog, pagalvok. Man atrodo, kad visai nice kontentas būtų įdomus. Nu, dar gal irgi tas make-upas yra, kur, pavyzdžiui, aš pati į YouTube'ą neičiau ir turbūt nežiūrėčiau make-upo. Nežiūrėtum? Video, aš tiesiog geriau TikTok'ą nueičiau ir greit pažiūrėčiau review apie tą produktą. Jo, tai gal man, nu, tas yra, kad aš pati taip nedarau. Ok, tai nelabai ir noriu kurti, ne tada? Nu, aš nežinau, aš nenoriu, aš tik dabar gavau šitą idėją. Okay. Tiesiog, nu, pats greitas pagalvojimas, tiesiog, kad aš pati taip nedarau. Na šiaip... Bet būtų įdomu, pavyzdžiui, visai darytis make-upą ir pasakoti kažkokias naujienas, kas vyksta. Jo, nu, tipo, tas make-upas gali būti toks kaip tavo ramybės oazė, ką tu ten darai, žinai, tipo, ir tada... Nu ir va dar, kad man tas YouTube'as, kad atrodo, kad norėčiau, kad kažkaip pasilengvint savo tą YouTube'o filmavimą, kad visada būtų vienoj vietoje. Nu, bet, pavyzdžiui, tu turi šitą savo erdvę ir visada čia ir bus tas tavo video. Nebūtinai. Nu, gerai, bet tikėtina, kad kitas irgi bus čia. Tu žinai, tu savo safe space. O aš irgi taip norėčiau, bet aš negaliu taip, nes neturiu, nesu prisirišus prie vietos jokios. Tai taip... Norėtųsi kaip pasilengvintą savo tokią užduotį, nes tai atrodo, kad reikia
kokius 15 kartų geriau pergalvot, ką aš iš tikrųjų noriu filmuoti ir ar man gausis, ar nesigaus. Na, pavyzdžiui, dabar tą paskutinį video, tai nufilmau tiesiog namie ir žiauriai kietai, kad ir nuo laiko esi nepriklausomas. Nu, jeigu tiesiog namie filmuoji. Nu, pavyzdžiui, nesvarbu, ar dabar 12 nakties, aš vis tiek galiu filmuoti. Nu, pavyzdžiui, šitas make-upo kontentas tai irgi būtų žiauriai geras, nes aš galiu irgi 12 val. Nakties atsisėsti ir pasidažyti, pasakyti ir viso gero. O ką aš noriu ten kitus dar video daryti, tai labai priklauso nuo vietos, laiko, ar dirbs, ar neliks, ar ten tas. Taip. Tai va būtent. Ir šiaip, pavyzdžiui, aš kiek save pagaunu, tai tam tik tokia, pavyzdžiui, tie videokai apie make-upą, aš taip užsizoninu ir aš tiesiog žiūriu, kaip ten kažkas daro, žiūri, ten daro kažką, nu žinai, aš, maks įsijungiu į tą, aišku, man gal dar tas profesinis toks yra dalykas, bet, man tai žiūriai būna įdomu pasižiūrėti tutorialus, ten naujienas, šias naujus produktus, veikia, neveikia, heksus, ką žinau. Tai tiesiog toks būtų mano siūlymas. Ir ar turi kažkokį nors, nežinau, kažkokį tai make-upo produktą, be kurio negalėtum gyventi? Arba, kas ten tau žiauriai patinka, favorite kažkoks tai... Toks concealeris. Tartės concealeris, jo, žinau. Aš nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi. Aš manau, kad žinau, apie ką tu kalbi, tas jau main concealeris, kur žiauriai gerai laikosi. Tipo, crazy good. Jo, šitas geras ir kaip akių bazė labai tinka ir maskavimas, tipo jau ten čia yra pats geriausias. Maskavimas, jo. Geriausias dalykas šitas. Jo? Nu, tikrai, žiauriai geras. Ir žiauriai patinka ir žiauriai patinka blakstienų retiklis. Iš Tartės? Ne, tiesiog. Šiaip negalėtum be blakstienų retiklio gyventi. Nu, pavyzdžiui, kad aš nesidarau make-upo, bet užsiriest blakstienas aš noriu. Nes tada tiesiog atveria taip akis. Ir žiauriai patinka. Šiandien, kalbant apie blakstienas. O kaip atrodo tavo, tu kalbėjai apie tą savo greitą make-upą, kaip atrodytų tavo 5 minučių makiažas, jeigu tu įsivaizduok, turi kažkur varyti, bet turi 5 minutės. Tai aš tą concealerį, užsiriest blakstienas, pasidaryti blakstienas, akių, kaip antakių. Kaip? Antakių piešukas? Ne, ką man tai? Gelė? Žemyn. Antakių gelis ir bronzerį, tai žinai, patapšnuotum ir žemyn dar truputėlį. Ok. O turi papasakot kokį nors žiauriai lievą savo make-up experience, nežinau, netgi kad ir pas pro meistrą kokį galbūt buvai, kur tau žiauriai lievai buvo. Kažkada fotosesijai buvau ir padarė make-upą. Ir kažkaip ten labai skubėjom ir aš net į veidrodį normaliai nepažiūrėjau, tiesiog padarė, atsistojau ir ėjau. Ir tada jau nufotkino mane, jau viskas, tipo, atedė į mantę, persirenk ir aš nueinu į tūliką ir tiesiog viskas dėmėm nuėjo. Tipo, čia aš galvoju, kodėl aš nepažiūrėjau į veidrodį. Ir šamiškai pažiūrėjau. Jo. Ir ką tada tu fotkinaisi su tuo make-upu? Tai aš jau buvau nusifotkinus. Buvai nusifotkinus jau? Kaip pamatei, kaip tu atrodai? Po to, jo. O kaip ar fotkės atrodė? Tai gal aš photoshopinu, nežinau, bet nėra gerai. Bet negerai atrodė? Ok. Tai toks, turbūt lievas buvo. Nu ir mano pačios make-upai lievi. Mokyklos laikų. Ok. Bet šiaip net nežinau, ar čia lievė. Šiaip nėra, kad ten jau labai tragedija. Nu, visai normaliai dar, bet tiesiog, kad ne laiku, ne vietoj. Nes, man atrodo, nežinau, labai daug kas iš panų, mes turim tą kažkokį tą vieną experience'ą, kur blemba, žiauriai blogai buvo. Ir kur tos lūpas, tai nesakau, ten labai blogai. Nes aš tai paskutinį kartą, tipo, nesenai netgi turėjau.
Tokie, kur, žiūrėjau, kur ten mane tiesiog dažė ir aš jau matau. Kai aš jau suprantu, žinai, kai jau suprantu, tipo, kaip viskas ir aš matau, kad, nebus gerai. Bet šiaip pats blogiausias experiences buvo, tai mano jaučiu paskutinis skambutis Panevėžy, kur ten man tą make-up'o proginį padarė per 4 minučių gal. Ir toks, tipo, atsimenu, kad verkiau. Ir tada supratai, kad reikia išmokti pačiai darytis make-up'ą. Šiaip tai buvo viena jo iš intencijų, kad galvoju, kas yra, tipo, dėl ko čia taip sunku yra gražiai padaryti, žinai, make-up'ą. Kad ten nepridėtų visokių oranžinių šešėlių, žinai, ir ten, kad tikrai gražiai išeiti. Čia buvo viena iš tų minčių, kad aš noriu pakeisti tai. Ir būna tikrai džiaugiuosi, kai tikrai klientė ateina ir sako, žiauriai geras experience ir tikrai smagu. Tada aš jaučiuosi kažkaip fulfillinus savo tą norą ir padėjau savo tai savo, kur ten per išleistuvės verkė, žinai. Tai man. Gerai, o kas būtų Deimantė, jeigu nebūtų turinio kūrėja? Tai turbūt marketingo dirbčiau kokio įmonėj. Social medias. Tiesiog reklamos agentūrai. Tai tau patinka reklamos? Ofise. Galėtum dirbti ofise darbą tokį, nes atrodo dabar dirbi labai tokį kūrybingą darbą, tipo... Tu to irgi kūrybingai. Jo? Gal ne ant tiek, bet tiesiog galvojau, kad kas būtų, jeigu dingtų, tai ten. Dar kažką galvojau, kad žiauriai įdomu yra filmavimuose dirbti, aikšteliai. O kokią būtent funkciją atliktum? Ten yra, tipo, kūryba, taip ir vadinasi. Tai aš visai įdomu ta kūryba. Kur tiesiog reikia idėjas mąstyti, galvoti, pasakot. Aš kai sakau, kad man patinka visko ten domėtis, tai atrodo, kad dėl to, kad man patinka apie viską daug ką žinot, dėl to tos idėjos taip ir ateina. Tipo, iš niekur jos neateina. Ar ateina, ką žinau. Neateina, aš taip galvoju. Kaip ten sako, kūrėjai, ten Dievas siunčia signalus ir tada jisai taip olė. Bet nesu ta labai tikinčioji, bet... Aš irgi nesu, aš tiesiog tokia. Bet, toks, kažkas su kūryba. Ir ta reklamos agentūra, tai irgi tenais reikia sukurti kažką. Nebūtinai, kad su social media ten kažką darytų, bet visokios reklamos yra ir video tos reklamos yra, reikia tiek idėją sugalvoti klientui pasiūlyti, derintis, lauko reklamos, pavyzdžiui, irgi reikia viską susikoreguoti. Visokių yra reklamos formų, ne tik, žinai, social media. Tai tada ir įdomu. Ir tada ta kūryba ten nebūna. Bet jeigu nedingtų, tai viskas yra gerai. Viskas gerai. Esi, taip galvoju, kad esi ten, kur turėtum būti? Jeigu dirbčiau kokioj agentūrai, 9 to 5, tai mano kelionėm tai bye-bye. Jo. Atostogų kiek duoda, 20 kažkiek dienų. Jo. O aš noriu keliauti kas 2 mėnesius. Ir dažniau. Ok, jo. Tai tada aš ir negaliu, nes, prisiriši. Taip, nebent tos, nebent online tipo gali dirbti, bet, ne tas vis tiek. Aš ir dabar realiai dirbu online. Galima taip sakyti, bet matai, tu neturi kažkokių tai aiškių valandų, kada tu turi tą daryti. Tu darai tada, kada reikia, arba kada tau yra inspo, žinai, daryti tą turinį ar reklamą, ar kažką, ką tu turi padaryti. Vakar kaip tik gavau tokį spaudimą, tipo, tai ko tu neįsidarbinė agentūrą, tau žiauriai gerai sektųsi. Aš tokia, o ką man reikia to, ne? Jau. Tikrai. Aš ir taip darau dalykus, tai jeigu aš naisiu dabar dirbti, aš viskas Instagramui ate. Tai dar kas yra aišku, aš įkeliu vieną postą ir gaunu to darbo mėnesio algą. Jo, būtent. Tai aš dabar... Kam tau to reikia apsikrauti dar?
jeigu jau... Nestraglinį ten. Jeigu jau labai bus blogai, tai aš nueisiu ir padirbsiu ir viskas gerai. Aš pati šiaip dirbu nuo 13 metų, aš kiekvieną vasarą padavėją dirbdavau, buvau 16 metų Kiprą išvažiavus padavėją dirbti. Filinu, aš 15 metų irgi dirbu Anglijai, nelegaliai. Aš nežinau, ar legaliai. Turbūt nelegaliai, jeigu aš nežinau. Tada, žodžiu, visokius darbus dirbdavau ir tiesiog galvoju, kad man darbas nėra sunku. Aš galiu. Tiesiog nenoriu. Ir galiu dabar sau leisti nenorėti. O kai jau reikės, tada ir užsinorėsiu. O norėtum grįžti padavėjas darbą? Ne. Nes man tai padavėjas darbas yra, nežinau, worst experience turbūt gyvenime. Aš dirbdavau, kai Lietuvoje, tai kai aš dirbdavau Lietuvoje, tai aš tiesiog dirbdavau viešbučio restoranuose. Tai ten, pusryčiuose, švediškas stalas, tai tenais nieko nereikdavo bendrauti, reikdavo tiesiog atnešti, nuimti, pasakyti, kur kas yra. Labą dieną. Ir viskas. Esu dirbus ir tam normalia padavėja, kur ten Kiprė, tai irgi tragedija buvo didžiausia pasaulyje. Nerekomenduoju. Tai... O tugi turi ir brandą savo vieną. Taip. Tugi turi brandą. Jo, tai va būtent. Tai, aš to nežinau. Šiaip, taip, Pajada maišelis, man mėgstamiausias šopingo maišelis yra. Tai čia toks rimtai, jeigu varau maisto pirkti, tai maišiukas, nes jis man toks erdvus, stabilus toks ir cute, rožinis, mergaitiškas toks. Tai va, norėjau paklausti, ar galvojai kažką naujo išleisti, kaip tau sekasi su savo brandu? Čia nais yra kažkoks interrogation. Kada video? Kada nauji maišeliai? I'm out, man jau geras make-upas. Nebedaug liko jau, nebedaug kankins. Gerai, maišeliai. Aš esu juos pamiršus. Jo, visiškai? Ne vis, jo, visiškai. Jeigu įkeliu, tai irgi stebuklas pasaulyje kažkoks nušvitimas. Bet tai... Nežinau, aš tiesiog esu išplauks. Dėl maišelių? Ne, tiesiog gyvenime. Gyvenime išplauks? Kažkas, aš turiu kažkokius keistus blokus. Ir, žinai, aš neturiu boso, kuris mane papušina. Ir aš tiesiog užsiblokuoju, kažkas man atsitinka ir vair. Bet tai čia tavo vidinis bosas kažkoks diriguoja dalykus. Bet esu jau nupirkus naują spalvą. Tai net, kam tada sakai? Nes aš nupirkau spalvą prieš 2 mėnesius. O ką aš su ją darau? Ar tas spalvas įvyklai? Ne. Pramuš kažkada. Gal ir nuveši. Bet šiaip aš rašau tai moteriai ir mes turim su ją susitikti ir aš jai turiu paduoti medžiagą ir jinai veža tą medžiagą į kitą miestą. Ir aš jai parašau ir jinai atsiranda ir tada dingsta ir tada sakau, pavyzdžiui, ar galiu perduoti medžiagą ir sako, gali dabar. Sakau, dabar ne, dabar aš kitur. Ir tada sako, gerai, tai tada kitą dieną. Ir tada jinai man neparašo, aš turiu pati viską rašyti. Tai aš nežinau, kada jinai gali, jinai parašytų man, labas, galiu, penktadienį 5. Tai čia būsiu penktadienį 5. O dabar aš turiu kaip šitus ančiukus klausinėti 15 kartų, kada jinai gali. Tai ar man reikia? Reikia, o jai irgi reikia. Jai pinigai irgi eina. Ar ne? Turbūt. Jo, nes aš šiaip negalvoju, kad nors nauja, ten dizainą, nežinau, konceptas kažkas tas pats bus, tik tai spalva nauja. Ar, pavyzdžiui, kažkas tai kitokia bus? Idėja. Tokia pati. Tokia pati? Gerai. Nes geras maišelis. Galvau, gal tik tai etiketė kažkaip. Kitaip? Neerzina tavęs? Ne. Tik mane vieną erzina. Bet čia toks yra, kurėjo likimas, tiesiog kai turi savo, nežinau, produktą, tau visą laiką kažkaip atrodo, gal šiek taip reikia daryti. Nors dar galvau, kad norėčiau, pavyzdžiui, kad būtų irgi ne tik maišelė, aš norėčiau, kad būtų kaip, čia net ne, iš tikrųjų net ne maišelis yra, o tašė. Atsiprašau, atleiskit, man čia yra tašė. Ir aš norėčiau, kad kad pardavinėjau tašę ir ko reikia į tašę. Nice. Kas tai galėtų būti?
For example, lūpų blizgis? Na, visokie dalykai. Pavyzdžiui. Na, pavyzdžiui, piniginė, dekliukas, naujas telefoną. Telefoną gal aš neparduosiu, žinai. Na, daug laiko užtruktum padaryti. Blizgis, kvepalai, šukos, kokia nors, yra toks dalykas, pavyzdžiui, kur nuėjama riebalą. Servetėlės tos. Yra ir kiti dalykai. Nu, žodžiu, visokie tokie dalykai. Jo. Kas dar eina? Lūpų pieštukas galėtų irgi būti. Jo. Tai žodžiu, kas eina į tašę? tai žiūri, gera idėja. Tikrai. Galėtum tokius bundle pardavinėti. Žinai, maišelis. Jo, padėkit man. Čia į ką kreipiamės? Į žmonės, kurie galėtų man padėti tai įvykdyti. Rėmėjai ieškam. Nu, pavyzdžiui, žiūrėjau, norėčiau turėti savo kvepalus. Okay. How? 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 Ką man parašyti? Kaip man turėti savo kvepalus? Aš manau, kad čia turbūt reikia į užsienį važiuoti, kur ten daro tuos visus dalykus. Aš net nežinau, nu, tipo, net neįsivaizduoju. Nu, aš taip pasigūglinau, bet taip paviršutiniškai ir galvoju, per sunku. Darau maišiukų antrą spalvą tokią pačią. Oi, okay, tai tau tas dalykas, kai yra challenges, iš karto, nu, normalu, nes mes laiką, kai yra kažkoks challenges, toks iš karto blokuoji, nes kam čia man to reikia, žinai. Yeah. Kam čia man apsikrauti, turbūt, nu, nežinau. O su tais maišiukais, tai aš irgi kiek siuvyklų apėjau, kiek siuvėjų net nesugebėjo pasiūti tokio maišiuko, aš negalėjau patikėti. Jo. Nu, kas čia sunku? Tipo, aš jai viską paaiškinau. Ir čia dar Vilniui. Ir geriausiai vietoj, milijonų turbūt kainuoja jos tą siuvyklą. Okay. Ir aš jai viską paaiškinau savo idėją, atnešiau, ne tokios medžiagos, bet panašų maišelį ir sakau, šitaip. Ir tada palikau į tą maišelį, medžiagą, viską daviau. Ir sako, gerai, aš taip padarysiu pavyzdį ir pažiūrėkit, ar jums gerai, ir tada galėsim didelį kiekį užsakyti. Taip. Gerai. Aš laukiu savaitę, 2, nieko. Aš įskambinu, sveiki, ar padarėt? Ne, tipo, pas mus tenais daug užsakymų, bet padarysim iki ten kažką. Nu, gerai, nu, tipo, ne čia skubu pasaulis, skubumas, nedidelis. Ir sako, paskambinu, nu, aš jau padariau. Aš atvarau su Adomu, su draugu, pažiūrėt, kaip jinai ten padarė. Ir sakė jisai, kad Adomas dar bandė tipo kažką pasakyti, paklausinė dalykų. Sakė, bet tavo veidas tai jau... Buvo nebe toks. Sako, nu, nepaslėpiai nepasitenkinimo. Nes aš sakė, žinai kur? Ir aš ir taip, kas čia, ne? Ir jinai mato irgi mane ir aš tokia... Ir visiškai ne taip. Ir ta medžiaga, kai siūni, labai, tipo, nu, čia jinai sakė, aš nežinau, gal jinai nemoka. Kad jinai labai gali, nu, taip, susibanguot, kaip čia, žinai, kai įsiūni ir tada taip... Jo, aš nežinau, kaip toks terminas vadinasi, bet... Paskambinam Povilui. Povilai, kaip ten sakosi? Žinai, ką turiu omeny? Taip, suvalgo. Susibanguoja. Jo. Tai visas tas maišelis buvo toks, susibangavęs. Okay. Ir aš tada tokia savo, nu čia tai tikrai nesiūsim. Ir tada sakau, o tai kiek tipo jums sumokėt? Sako, tai nereik mokėti. Pamatė tiesiog. Tai gerai, bent jau suprato, kad... Ir tipo aš norėjau, kad jinai, nu aš ten daug spalvų dariau ir, nu, tipo norėjau pamatyti, kaip atrodys, nu, ant maišelio ta spalva. Taip. Tai jinai pasiuvo tik vieną maišelį, kitų spalvų net, tipo, neėmė. Nu, žodžiu, sudėtinga šiaip jo siuvimo industrija visa, tai ten tiek daug struggles, man užtenka išgirsti, ką Povilas papasakoja, su kuo susiduria, kai rūbus siūna, tai, nu, aš esu tikrai gyvenime galvojus, kad žiūriai norėčiau kažką irgi bandyti į tą pusę su rūbais, gal net į akadę stoti apšė, ten kažką. Ir kažkaip, nežinau. Mes tinginiai esam. Jo. Manau, jeigu būtų didelis noras ir stotum tiesiog čia toks iš
iš to patogumo, iš komforto zonos išeiti reikia tiesiog. Jo. Tai aš ir galvoju, gerai, gal man reikia dirbti, ne, tada negalėsiu keliauti. Pala, gal man reikia, kaip man tapti milijonierė? Pala, aš norėčiau būti fashion influencer. Ne, aš gal norėčiau studijuoti Milane fashion. Ne, pala, nesąmonė, man reikia business. Gal stoti į ISM business. Jo. Ne, pala, ISM labai brangu. Gal stoti į ten VU. Ne, pala, aš matkės neišlaikiau, kaip aš matkę. Kas matkė? Ne, va, baigiam šitą kalbą. Gerai. Pala, dar reelsą reikia kelt. Gerai, tai keliam reelsą. Gerai. Ką dar norėčiau padaryti? Norėčiau išvažiuoti metam po pasaulį keliauti. Pala, bet iš ko aš gyvensiu? Ne, tai reikia pirmą milijoną, tada. Tada čia sukasi toj smegeniai visą šitą. Jo. Tai ką darau? Nieko. Su make-upu baigiam, ką galvoji? Gaila bus nusivaldyti. Tai nereikia valdyti. Žinai, dabar, va, 6. Tik 3 valandas galėsiu pasidžiaugti. Reikia kažką nuveikti. Na, toks, va, fresh glowy. Tai apibendrinant mūsų šiandienos pokalbę, kaip sakytum, ar esi šiuo metu laiminga? Esu laiminga. Esi laiminga? Galite iš mano veido pamatyti. Žinai, Kanye šitą. Kanye. Taip. Jo. Čia toks, okei. Na tai va, tai kaip ir šiandien viskas. O tu laiminga? Aš esu labai keistam gyvenimo etape šiuo metu. Tai negaliu pasakyti, kad full esu laiminga, bet galiu pasakyti, kad I'm working on it. Tai toks, aš esu, tokiam kažkokiam tai lūpė, nežinau, užsibūs. Bet I think we will figure it out. Eventually, žinai. Toks tiesiog, nesu nelaiminga, bet ir nesu max laiminga, tai tiesiog reikia dirbti, reikia su savim dirbti. Niekas tavęs neišgelbės, žinai, šitam gyvenime. Taip, Andrius gelbėjo mane. Aš būna kažkokia... Jis niekada nebūna nelaimingas. Būna, bet labai retai. Kokius, sakau, 3 kartus mačiau. Gal 5. Gerai. Max, smagu turėti savo savior. Ir tada jis visada, tipo, tave... Aš ten verkiusi. Ko tu verki? Kas yra? Tau kažkas blogai gyvenime. Nepavalgius. Tai tada... Tikrai nepavalgius. Viskas aišku, kame problema yra. Ir nepakeliavus dar. Jau senai buvo kelionė. Tai reikia planuotis kelionę šiandien vakare. Išvarau į Jūrmalą. Irgi neblogai. Galėtų būti Japonija. Nenorėk visą laiką į Japoniją. Gerai. Ačiū tau labai, kad atėjai. Ačiū, kad padarei man make-upą, labai gražu. Tai va, o mano visiems žiūrėtojams turiu gerų šiaip žinių. Jeigu toliau žiūrėsite, mano makiažo rubrikoje jūsų laukia dovana. Tai nepabėkite. Ir... Galite pirkti numeriuką ir suksime. Taip, dėl to padarysim. Tai va, tai žiūrėkit toliau ir laimėkit labai gerų prizų. Ką reikia padaryti, kad laimėtų? Tiesiog paspausti subscribe ir komentarą parašyti. Gerai, einu. Aš tai nesubscribe. Tai, ačiū labai ir ate. Tai šiandien makiažo pamokėlės rubrikoje jums parodysiu, kaip pasidaryti šiuo metu itin populiarų Strawberry Girl Makeup. Kas tai yra? Tai yra rausvas, gaivus, vasariškas makiažas, kuriame yra labai daug skaistalų. Tai makiažui atlikti naudosiu produktus iš Youngblood. Tai makiažą pradėsiu su skistu skaistalu. Tai yra tokia ryški rožinė spalva. Spalva vadinasi Parfait, nesu tikra. Makiažą pradedu su skistais produktais. Šiuo metu esu pasidengusi veidą pagrindu, daugiau nieko, aišku, sutvarkyti antakį ir lūpos. Aplikacija. Tai skaistalą visą laiką imame su šepetėliu. Niekada neaplikuojame tiesiai ant veido, nes prarandame kontrolę ir kiek mes sunaudojam produkto. Todėl pasiemam su šepetėliu, tapšnojam į ranką ir tik tada dedam ant veido. Skaistalą dedam šiek tiek aukščiau, negu yra
mano šešėlis, įdubimas. Aplikuojame tapšnojančiais judesiais ir nebūtina kažkaip tai vienoje vietoje, nebūtina kažkokio vieno dryžio daryti, tiesiog galima ratukais tokiais tapšnojant, užsiaplikuojam ir vieną pusę taip gražiai pasidengiam, užsidedam ir virš antakio šitoj kaktos pusėje. Lygiai taip pat tai suteikia įvaizdžiui šiek tiek harmoningumo. Dabar atrodysiu truputėlį, kaip būčiau nudegus saulei. Ta patį atliekame ir kitoj pusėje. Tai irgi taip pat puikiai matosi, kur krenta šešėlis. Ir aplikuojam, labai gražiai iš tikrųjų spalva. Ir tą patį padarau šitoje kaktos pusėje. Lygiai taip pat šiek tiek nosies apačia ir šiek tiek ant kaubrelės. Imu dar mažą šepetėlį, kas vyrauja šitame makiaže, kad atsikartoja skaistalai realiai per visą veidą. Imu mažą šepetėlį ir tą patį padarau, išsiskaidau ant rankos ir šiek tiek padengiu vokus. Jau dabar atrodo veidas tikrai skaisčiai, gaiviai. Prieš pradedant dirbti su sausais produktais būtina šiek tiek pafiksuoti veidą. Tam naudosiu Youngblood Mineral Perfecting Powder. Spalva yra translucent. Tai pafiksuosime šiek tiek paakių zoną, vokus, nosytę ir T-zoną. Daugiau visur paliksiu švytėjimą, kad išliktų glowai vasariškas veidas. Tai kaip matote, pudra yra permatoma ir turi šiek tiek švytėjimo dalelių. Tai suteiks šiek tiek tokį švytintį efektą. Kas yra labai svarbu? Sutapšnoti visus pabėgimus, kad neliktų. Ir tik tada mes presuojame. Ir nosį. Ta patį. Padarysim su vokais. Aš tiesiog su šepetėlį prasklaidysiu visas raukšlėles, kad nebūtų niekur subėgę. Ir prifiksuosiu. Toliau nosytę šiek tiek, palei lūpą, kaktos dalį. Kaip matot, viską presuoju. Taip geriausiai išsilaikys makiažas. Ta patį padarysiu ir kitoj pusėje. Na va, turim užfiksuotą veidą. Dabar naudosiu sausą bronzantą, Defining Bronzer, spalva Soleil, tai va tokia spalva. Ir su tokiu puriu šepetėliu labai lengvai, nes šiandien fokusas yra skaistalai labiau negu bronzeris. Labai lengvai, šiek tiek apačioj, šiek tiek viršui, tik kad sušildyti veidą. Ir suteikti šiek tiek tokio įdegio. Patį kitoj pusėje. Kaktą. Ir vėl naudosiu purų mažą šepetėlį. tą patį bronzantą ir lengvai prasieisiu vokus, pakontūruosiu. Šiek tiek galima nosytę pasikontūruoti. Ir paskutinis žingsnis yra Pressed Mineral Blush, spalva Blossom, tai yra skaistalai, tokios lengvos spalvos, bet ant veido jie atrodys gan ryškiai. Naudosiu tokį purų šepetėlį ir tiesiog šiek tiek pasiimsiu ir atkartosiu tą patį, ką darėm su šlapiu produktu, tiesiog jį užfiksuoju. Kita pusė. Svarbiausia naudoti tapšnojimo judesius, ne per daug braukyti. Vėl imam mažiuką teptuką, pasiėmu skaistalą ir atkartoju tą patį ant vokų, kad įvaizdis būtų harmoningas. Ir dar vienas ir paskutinis žingsnis, kas labai faina, kad blushas, kurį mes naudojam pačioj pradžioje, mes jį galim taip pat aplikuoti ir ant lūpų. Tai aš tiesiog su pirštu šiek tiek paimsiu ir į lūpų centrą. Na, galima naudoti ir kaip lūpdažį. Tai va, matote užbaigtą įvaizdį, atrodo
Skaičiai, gaiviai, kaip tik vasaros dienai. Jeigu jau peržiūrėjote video iki galo, turiu jums labai gerą žinią, nes vienam iš prenumeratorių, kuris pakomentuos video, padovanosiu visus produktus, kuriuos šiandien naudojame makiažui atlikti. Tai laimėtoją išrinksiu burtų keliu ir susisieksiu asmeninę žinutę. Na, o visą Youngblood asortimentą galite įsigyti newcrush.com.